Sveiki bičiuliai, čia Paulius iš Lemon Hook ir Simonas iš Rocket Science Baltics. Kartu kuriame Jau tie marketingistai podcastą, kuriame kalbiname talentingiausius marketingistus, verslo lyderius bei kitus ekspertus ir kartu dalinamės karščiausiamis kampanijomis bei kitomis aktualijomis. Kviečiu prenumeruoti mūsų podcastą ir pirmiems sužinoti naujausius marketingo patarimus, kurie prisidės ir prie tavo verslo sėkmės internete. Sveiki! Šio epizodo rėmėjas Omnisend. Omnisend tai elektroninėms parduotuvėms skirta e-mailo ir SMS automatizavimo platforma. O šiandien mūsų svečias Rokas Kondratas iš Omnisend. Rokas yra influencerių ir affiliate marketingo vadovas. Rokai, išduok paslaptį, kaip per kelis metus iš YouTube video specialisto tapti vadovu. Labą dieną. Sveiki bičiuliai. Ačiū už pakvietimą. Turbūt ne per kelis metus. Vienos arba kitos komandos vadovas jau kurį laiką esu, o influencerių komandos, taip, tai nėra toks jau senas titulas, bet jis siejasi su tuo mano apskritai darbu, nes jau nuo 2000, jeigu gerai skaičiuoju, 13 metų aš visą laiką dirbau su YouTube vienokiu arba kitokiu principu ir su YouTube marketingu, kanalų augimu, tai jau toks 12-13 metų. Tai stepsas į influencerius nebuvo labai tolimas, jeigu taip atvirai. Okay. Bičiuliai, šiandienos mūsų tema yra UGC turinio kūrėjai ir darbas su influenceriais. Tai bandysime šiandien panarplioti šią temą, biudžetai, susitarimai, darbai, briefai, kaip dirbti su jais. Tai galbūt pradėkime nuo to elementaraus dalyko, tai galbūt kuo skiriasi UGC turinio kūrėjai ir influenceriai, tą gal galėtum apibrėžti. Čia geras klausimas. Galvojau, kaip tikėjausi, kad toks klausimas gali būti ir galvojau, kaip kuo paprasčiau papasakoti. Tai influencerių mes skaitytume tą žmogų, kuris turi savo jau žmonių bazę, followingą ir juo yra tikima, pasitikima ir jis yra dėl to kažkam yra svarbus ir įdomus. Ir UGC kūrėjas gali neturėti jokio social media prezenso, tačiau jis kaip freelanceris dažnu atveju gali pateikti tau video vienetus, dažniausiai tai yra video vienetus, kaip reklaminius klipus, kuriuos tu kaip įmonė naudosi. Tai ir dar pagalvojau, kad pridėti tai, jog nuo paprasto tokio tradicinio freelancerio, kuris gali filmuoti ir montuoti video reklamas, kurias tau kaip bizniui pateiks, dažniausiai UGC creatoris pats ir actina juose. Na, tai pavyzdžiui, reikia reklamuoti kažkokią tai, nežinau, lėkštę arba kažkokį tai ten įrankį, tai jis pats jį ir sufilmuoja, ir sumontuoja, ir tau pateikia. O tas pateikimas kontento ten per visokiausias platformas papildomai gali būti. Kitu atveju, aišku, gali turėti ir kažkokį social media prezencą, bet jis nebūtinas jam. Influenceris jis jau turi svorį ir įtaką. Okay. Ir kaip su to turinio kūrimu, tai ar influenceriai, jie pas save kelia savo auditoriją, leveragina, o turbūt UGC turinio kūrėjai dažnu atveju tik tais tau pateikia turinį ir paskui jūs jau jį pernaudojat, ar kaip vyksta šis procesas? Iš principo taip. Influencerių kontentą, turinį mes vadinam kontentu, mes naudojame jų kanaluose, tačiau yra atveju, kada mes juos panaudojame ir reklamos principų, reiškia, kaip pasinaudojame arba juos sumontuojame kažkokius reklaminius klipus, bet stipriai didžioji dalis yra tai, kad mes naudojame jau jų socialinį networką ir jų auditoriją, tai dėl to jie mums yra svarbus ir įdomus. Su UGC kūrėjais taip, mes dažniausiai naudojame juos kaip adsus. Nors irgi svarbu paminėti, kad dabartiniai mūsų stadijom Omnisende mes su UGC kūrėjais dirbame stipriai mažiau. Mes kiekvieną gal su jais pasitestavom, turėjom ne vieną tokią kampaniją ir šiuo metu toks jausmas bent jau iš rezultatų mums yra, kad influenceriai yra mums tas kelias, kuris šiuo metu mums yra svarbesnis ir UGC kūrėjus labai testavom aną ketvirtį ir dabar šiek tiek esam užsipauzinę.
Ar teisingai supratau, kad darbuojantis su influenceriais galbūt pavyksta užmėgsti artimesnį ryšį su ta tikslinė auditorija, su tuo tiksliniu vartotoju, nei tiesiog per UGC turinio kūrėjus? Visiškai teisingai. Vis pirma, kad UGC kūrėjų kontentas dažniausiai yra reklamuojamas per tave, per brandą. Tai tu vis tiek esi biznis, esi ne kažkiek esi biased ir taip toliau. Influenceriais yra labiau pasitikima. Labai svarbu atsirinkti juos, kas jie tokie yra. Tai mes tam skiriame didelį dėmesį. Ir, taip, tai aš galiu tik patvirtinti šitą teiginį. O kaip daugiau su influenceriais dirbat per tiesiogiai ar per agentūras? Ir taip. Turim ir agentūrų. Didžioji dalis, jeigu kuo daugiau, tai yra tiesioginio darbo. Tiesioginis darbas netgi perina pas mus tokį lygį, kad mes nuvažiuojam su jais susitikti, skrendam. Skrendam į Ameriką, skrendam ir į Ispaniją. Pagrindinė Amerika, nes mūsų pagrindinė rinka yra Amerika. Tai tas ryšys ir jo užmezgimas ir netgi tas personalinis ryšys mums ypatingai yra svarbus, nes dalis netgi kūrėjai, su kuriais mes dirbame, yra aukščiausio lygio žvaigždės, vadinkime, žvaigždėmis arba opinion lyderiai toje sferoje. Tai, nežinau, muzikos atveju ten būtų kas ten, nežinau, Rianos ir dar kažkas, jeigu pop muzika ir taip, tai mes su tokio lygio, kurie yra e-commerce, ir jeigu dar, aišku, nišą einame šiek tiek žemiau, tai email marketingo. Tai dažnu atveju netgi pinigai yra labai svarbi dalis, bet dažnu atveju tas personal ryšys, ar jie dirbs su mumis, arba su kitų brandų, nes jie yra norimi, yra eilė, yra ir mūsų konkurentai, kurie stoja, tai labai svarbu, kaip tu užmėgsi ryšį ir kuris tampa patrauklesnis. Tai tas personal dalykas yra labai svarbus ir, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, konferencijos arba važiavim pas jūs, tai pas mus visi iš komandos narių šiemet tai tikrai visi po vieną arba po keletą kartų buvo Amerikoje ir Europoje. Tai... O kaip atrandat juos? Skirtingais būdais. Tai turime toolsus, kuriais naudojamės. Vienas dalykas. Tačiau net ir toolsus turint ir AI pajungiant, geriausias arba toks tiksliausias atrinkimas gaunasi rankiniu būdu. Turim ir savo pasikūrę toolsų, turim savo šitų crawlerių pasidarę, kai kurias patys pasidarėm savo komandoje su Vizyru, pavyzdžiui, ar ne? No-code AI platformas. Pas mus šita apskritai dalis yra labai stipriai pušinama, gerąją prasme įmonė, encourage'ama naudotis, tai turime savo toolsų, gal ten po to dar netgi prasiplėsiu, kokių mes turime pasidarę įdomių. Tai per šitą padeda, bet galiausiai žmogus pats įvertina, nes atsidarius profilį arba gavus, crawleris ką gali pasakyti? Gali pasakyti, kad jie leidžia video apie mail marketingą, ne? Bet kaip dažnai leidžia video? Ar kokie yra kiti video leidžiami tenai? Gal jis politiškai mums netinkamas? Gal šalis yra visiškai netinkama, netitinka mūsų auditorijos? Aš, pavyzdžiui, anglų kalba yra, bet tačiau mūsų nėra šiuo metu rinka arba fokusas į Azijos, pavyzdžiui, šalis kaip pavyzdys, ne? Ir net techniškai pasižiūrėjus, tu net negali suprasti, jeigu viskas, pavyzdžiui, yra anglų kalba, kad auditorija tikėtina yra ta. Toolsas gali net neparodyti. Tai tu, žiūrint iš, kažkokių linkų, kurias turi iš pačio vedėjo prezenso, kas dalyvauja tenai tuose podcastuose arba video, tu gali vertinti. Ir toolsas dar, nelabai iki galo. Tai jis padeda mums, bet galiausiai sprendimą priima žmogus. Kaip ta vyksta atranka, būtent to turinio kūrėjų, influencerių, tuo sąlyčiu lyginant prekės ženklo vertybės ir stilių, kad sutaptų, tai paminėjai, kad AI įrankiai padeda tą crawlinimą praeiti, bet kaip suderinant, kad su vertybėm atitiktų kitus dalykus, analizuojat turinį ten jų kūrimą? Taip, čia galiu patvirtinti, kad būtent taip ir darome. Dar mums svarbi yra dalis, kokį mes turime direction arba krypti kaip įmonė arba kaip mūsų komanda tuo metu, tam ketvirčiui arba tam pusmečiui, su kuo mes norėtume dirbti. Svarbus momentas, kad šiaip vertinam ilgalaikius partnershipus ir jeigu tik tai matome, kad mums tinkantis šitas influenceris, šitas kūrėjas, tai mes klausinam dealsus iš karto metam priekį. Ir čia vienas iš tokių svarbių momentų mums yra pasidaryti. O kaip apskritai pasižiūrime, tai mums svarbios yra dedamosios ne tik tai, ką jis daro viename arba tik tai viename socialiniam networke, bet ką daro plačiau. Mums, pavyzdžiui, dabar šiuo metu yra ypatingai svarbi vieta, ar tas žmogus turi influencą kitiems bizniams. Pavyzdžiui, jis galbūt yra coachas, gal jis turi savo uždarą dar papildomai community,
Negana to, kad turi savo YouTube kanalą, bet ir Instagram kanalą, ne? Ir mes tada žiūrime kaip paketą. Tai jau tokių turime, kur tikrai ne vieną kontraktą uždarė, kur tai yra, paketas. Ir newsletteris eina, ir jo community groupsas, kuris gauna ten, pavyzdžiui, nuolaidą, ar ne, mūsų toolso. Jis taip pat one-on-one daro coachus, nes yra ten žvaigždė, sakykime, e-commerce arba email marketingo. Turi savo agentūrą. Tai va šitos, kurios vardinu, tai čia nėra vienas atvejis, čia yra jau 10 atvejų ir tada mes suprantame jo svorį. Ir yra tokių variantų, kur techniškai mes turėtume jį netgi atmesti, jeigu toolsas mums pasiūlytų. Daugybė labai didelių ir brangių, ir influenciją turinčių pagal tai, kaip jiems sekasi Instagram ir YouTube, mes turėtume su juo nedirbti. Tik po to arba tiesiog diginant daugiau supranti, kad jo influencas yra daug didesnis, turi milžinišką community grupę, turi didelę agentūrą, taip toliau. Ir tada ne tik tai social media presence'as lemia, kad jis yra mūsų influenceris. Ir mes netgi turim tokį tagą savo CRM, yra Key Opinion Leaderis, KOL'as. Čia mūsų toks vidinis. Ir va taip. Tai jeigu vien tik tai pagal metrikas irgi čia galima iš karto įtiminti, jeigu pagal metrikas žiūrint, sunku būtų vien tik. Eilė jų yra, ar trūksta, reikia ieškoti, kaip padatos šieno kupetai? Reikia ieškoti, nes kai kada tu to netgi nesupranti, galiu pasakyti vieną pavyzdį, vakarykštį, ar už vakarykštį, aš prisijungiau vieną kolą su mūsų influencer managerė, kuri direct jau dirba su visais influenceriais. Pirmas toks pabendravimas, sakykime, su juo prospektas, kurį mes susiradome Kanadoje konferencijoje. Konferencija buvo tokiam closed 100 žmonių community, kurie turi savo e-commerce verslus. Mes sponsorinome tą konferenciją, sponsorime vieną iš renginio organizatorių, jis yra ir influenceris, bet kartu atsivedė ir kitus biznius, kurie irgi daro. Ir, šnekant su jais, gal kai kurie iš jų irgi gali tapti ne tik kaip biznis, naudotis Omnisendo paslaugomis kaip email marketingo toolsų, bet ir influenceriais tapti. Ir paaiškėjo, pavyzdžiui, šitas, su kuriuo aš turėjau dabar kolą, iš tikrųjų, pagal YouTube kanalą, labai nieko labai nėra apčiuopiama. Bet kai jis papasakoja, su kokiais vardais jis dirba, pavyzdžiui, jis kaip agentūra prižiūri, aš dabar nesakysiu ką tokių, nes negaliu to atskleisti. Jis prižiūri social media, įsivaizduokit, pasakytų, aš prižiūriu social media ten Rihannos, Justin Timberlake, dar kažko ir taip toliau. Dabar randam vardus. Ta prasme, kur tik kaip pavardino kuo, kam prižiūri, žinai, tai supranti, kad jis, pavyzdžiui, yra vertinamas tarptų. Tai galbūt mums vertas jis yra kaip influencer žmogus, kaip kontaktas. Gal mes daeisime ir prieisime prie jų kitų. Tada tu kitaip pradedi galvoti. Bet čia labai sunku pamatuoti tada kažką tampa. Beveik neįmanoma. Long term jau čia kažkoks strategija turbūt pasijungia ir planavimas. Čia yra įdomi tema apie matavimą. Ir čia labai gerai sakai apie long termo matavimą. Jeigu tiesioginių sakykime, PPC ADSO principo, kur ten vyko konversija, ROI, veikia, neveikia, išjungiam, mūsų bent jau, nežinau, ar visi yra susipažinę su Omnisendo, Omnisendas yra B2B platforma ir pats kelias, kol mūsų customeris tampa mūsų customeriu, yra ilgas. Mes skaitome, kad tai yra pusę metų ir daugiau. Versus koks nors B2C, nežinau, VPN'as, dar kažkas, kur čia, pigiau, gera nuolat. Nes biznis turi priimti sprendimą, aš migruoju iš šito toolso, jeigu jį turėjau, į šitą toolsą. Ir tai yra, ne vienas žmogus sprendžia, netgi tikėtina, kad tai ilgas kelias ir multiple touchpointų. Tai dabar nuspręsti, kad šitas influenceris šią akimirką padarė šitą konversiją, jo kažkas permigravo, yra žiauriai sudėtinga. Ir jeigu žiūrint tik tai tokias metrikas, o mes jas visą sekame, mes turime puikią data analitikų teamsą, turim labai gerų iš tikrųjų ir naudojamų superseto dashboardų mes naudojame šitą open sourcinį vizualizacijos data toolsą, tai su dalimi ir labai didelę dalimi mes turėsime net nedirbti. Bet tada mes pasidarom produktą apklausą. Kaip atradote mus? Kokius kanalus žiūrite? Kaip apskritai vertinate? Ir tada pradeda listinti. Aišku, padaryti, kad nebūtų ten nepatogiai arba nemalonėms, bet su produkto timu susitari ir padaryti. Ir, pavyzdžiui, išlistinti yra pirmas kanalas, kaip jie apskritai mus yra atradę, yra YouTube'as. Net ten directas ar kažkas. Ir tada išlistina, pavyzdžiui, vardus. Tai kitam kartui mes ten pamatysim netgi predefinint ten
top vardus, kad kuo daugiau gauti šito. Ir, pavyzdžiui, tie vardai net netitinka tai, ką mes matome savo analitikos tilpus. Kitaip tariant, tie atrodytų yra gale kažkur, bet šitas sako, kad jiem padarė įtaką. Tai jeigu to nepasidarom, tai labai daug ką reikėtų nubraukti. Tada dar matome iš tikrųjų didelę koreliaciją su direct traffic augimu. Tai jeigu neskaičiuojant, jeigu nematant direct traffico, tik esi savo tenai metrikų dalyje, nebendrauji su kitom komandom, tai čia šitas neveikia. Tai linko aš einu po truputėlį liktai, kad tas tiesioginis ROI pozitive skaičiavimas bent jau mūsų B2B influencerių dalyje yra komplikuotas ir sudėtingas, bet mes esam radę tas kitas metrikas arba kitus signalus, kaip įsivertinti, ar mum tai veikia ar ne. Ir po pastarųjų metų darbo buvo labai tokie intensyvūs metai. Supratom, kad veikia ir dabar gazas paspaustas stipriai į priekį. O kokią dalį apskritai, ar įsivaizduoji, sudaro viso Omnisendo biudžeto, marketingo, ne PPC, ten SEO, affiliatai ir influenceriai? Ar žinau, biudžetą, labai grubiai skaičių nepasakysiu, bet tai yra labai didelė. Didžiausia dalis yra influenceriai. Šie metam yra didžiausia ir stipriai didžiausia. Nesitikėjau šitą, ne, kažkaip. Mes čia nenorim nuvilti kitų komandų, bet mes visi dirbame kaip bendra komanda iš tikrųjų. Ir brando awarenesso dalis mums yra ypatingai svarbi, kad Omnisendas būtų top of the mind tiem žmonėm, kurie galvoja apie email marketingą, kurie galvoja apie e-commerce business. Ir mes labai tai dar stipriau investuosime. Šiais metais aš šiek tiek pasižiūrėjau mūsų CRM, iš tikrųjų jau su Exceliais dirbti nebegalim ir tai yra per daug duomenų. Tai šiais metais buvo išleista 3000 video su influenceriais per visus metus šios. Čia jų pačių kurtų. Jo. Mes dar turime atskirai ir savo video komandą, kuri kūrė kontentą, kuri kūrė adsus, kuri kūrė mūsų YouTube kanalui. Kažkada buvo dar prieš tai ir jos vadovas. Dabar puikiausiai dirba. Tai čia yra tik influencerių kurtas turinys. Mums tai yra dideli labai skaičiai. Ir dar visus darbuotojus bandot priversti YouTube ir LinkedIn influenceriais, nes tos visus smagius video vis leidžiat. Turbūt čia gal, kai pasirašai darbo sutartį Omnisende, gal yra punktas, kad turėsi būti mikroinfluenceriu, tapti per metus. Panašiai. Gal taip nėra, bet aš nežinau. Jeigu kažkas iš žiūrovų arba ten, seka, gal kontroversišką asmenybę, bet šiaip atrodo, kad į tą pusę šneka kokią nors, Gary V. Tai jis apie tai ir šneka visą laiką, kad tu pats turi būti brandas ir kaip asmenybė, bet kartu ir jeigu tenai dirbi ir man tai Omnisendas yra apskritai labai, labai artimas ir labai, labai savas. Tai man norisi kurti kontentą. Čia labiau yra prioritetų klausimas, ar tu spėjai tam laiko, nes kažką turi sustabdyti, tai reiškia, jeigu to nedarai. Bet lengvas, vadinkime taip, pušas arba paskatinimas taip yra. Dalinimusi kultūra, ne tik tai, kad viduje pas mus lekia apie pasiekimus, nes čia gal ir mūsų lietuvių bruožas yra nenorėti dalintis. Iš kitos pusės mums galbūt Amerikos arba ten kitų šalių atrodo pagirūnai. O mes čia nėra ten dėl ko girtis, ką čia dėl to kokio mažo dalyko, bet kuklumas kiša kojas, tai sakai, ne? Manau, kad geriau, kai pakeliauju, pabūnu Amerikai, aš kažkaip galvoju, man visai kažkaip tas galva vaibas ir visai patinka. Tai turim ir kolegų nemažai, mūsų salesų komanda yra iš principo beveik, galim sakyti, visai iš Amerikos ten. Ir tai netgi matosi, kaip yra tose pačiose mytose prezentuojama. To pačio lygio, sakykime, atrodo rezultatai, kaip yra jų pateikiama, arba kaip yra mūsų, pavyzdžiui, neipatingai ten, pavyzdžiui, gal būna kažką tobuli rezultatai, ne, kažkoks, nepasiekėm feilas, taip toliau, bet ten jie visai kitaip ateis. Ne, bet darysim taip ir taip, čia geri indikacijos, kad reikia kažką keisti. Dabar vis tiek sugeba pavesti tai tą pozityvumą. Tai čia gal ir su LinkedIn kažkiek yra susiję, kad mes tokie per kuklus esame.
Čia kultūriškai turbūt irgi nuo įmonės pamatų ir vat, jeigu vadovai tą pozicionuoja, daugiau komunikuoja socialiniuose tinkluose, tai ir tu pats tada įsiterpi į tą pačią terpę, žinai, tipo irgi pradedi. Pas jūs dalyvavo ir mano tiesioginis vadovas, ir Evaldas, ir mūsų įmonės įkūrėjas ir vadovas Rytis, nu tai tikrai Rytis puikiausiai komunikuoja, jo yra visur ir, nu, sakykime, rodo gerą pavyzdį, ką ir mes turim daryti. Okay. Ir iš tikrųjų dažnai mes patys daug turime sukaupę tų žinių patirties ir daugiau negu tas žmogus ten žiūri ar skaito iš kitos išties, bet kuklinamės ir to, nes ai kiti geriau, ne? Ai kiti kažką. Nu, jo, tai šitą aš tai pastebiu. Nu, aš savyje pastebiu ir turbūt, nu, ir faktas, tai kultūriškai. Tai Tas cepelinis dangus daro kažką visus savo komandos narius iškart siunti pas psichologą. Beje, vienas iš benefitų Omnisendo yra, kad yra dengiamos visos psichologų paslaugos. Tai man nereikia siūs, man turbūt reikėtų surasti, ar kas nors neturi savo psichologo. Manau, kad visi turi. Rokai, paminėjai, kad irgi, kuomet jau randat tą turinio kūrėją, influencerį, kuris sutinka jūsų vertybės ir jau klausinat, pradeda darbus su juo, tai galbūt galėtum pasidalinti kiek plačiau šitame aspekte visus iššūkius, kuriais susidurėt sudarant sutartis. Ir turbūt įdomus aspektas būtų irgi, jeigu jau pasirašot sutartį su kažkokiu didesniu influenceriu, tai galbūt nenorit, kad jis darytų turinį ir jūsų tiesioginiam konkurentam. Tai vat gal galėtum paliesti šią temą, kiek gali, žinai. Galiu paliesti, tai kažkokius tokius aspektus pabandysiu su to turiniu. Tai mes kaip ir turbūt dauguma, tai turi kažkokias standartizuotus šablonus, vadinkime, kontraktam. Tai didžioji dalis iš tikrųjų yra pakankamai standartizuota, yra sistema, kaip tai mes darome. Įdomesni arba tokie, didesni arba rimtesnių vardų kontraktai yra jau custom derinami. Turime legal komandą, dažniausiai ir jie jau turi legal komandą tokio lygio, tai tenai apsprendžiami yra dalykai. Dėl konkurentų. Mūsų atveju, kadangi mes esame email marketingo platforma, tai įsivaizduokime tokį influencerį ir čia, pavyzdžiui, ir čia pateikiu ne filosofinį pavyzdį, o realų pavyzdį, kurių yra jau, ar ne, pas mus. Tarkim, jis yra žinomas influenceris, kartu sukūrė savo kokią nors e-shopą ir savo brandą. Ir jeigu turi savo e-shopą, tai tikėtina, kad turi email providerį. Ir nebūtinai tai yra Omnisendas. Tai gali būti mūsų konkurentas. Jis tiesiog nuo senai pasijungęs, o permigruoti, reiškia, tai reikia sprendimą padaryti kažkokį ten ir apšildyti auditoriją ir taip toliau, ten sujungimai visokie. Tai yra tam tikras, toks. Tai nereiškia, kad mes dabar su juo nedirbsim, bet yra tokių atvejų, kad mes su juo dirbame, turime kontraktą, bet jo biznis vis dar yra tenai. Tai tada mes pajungiam savo supporto komandą ir po truputį masažuojam tą vietą, kad dabar ir tas tulsas turėtų pabiškai perėti. Bet tai nėra emas. Tai nėra, kad sąlyga, kad jeigu tavo apskritai biznis nėra perėjęs, mes tuim dirbsim. Ne, mes po truputį tą dramblį valgom. O yra kokių failų didelių su influenceriais? Tai kadangi dalis jų yra, kai kurie yra, menininkai, nežinau, laisvamaniai, bet kažkaip tai jiem pavyko tą biznį pastatyti, tai nebūtinai yra labai struktūruoti. Tai yra tokių, kurie nuolatos vėluoja, pavyzdžiui, nuolatos nepadaro. Tai mes tada ten nemokam ir yra tokių, su kuriais mes taikstomės to vėlavimo, nes mums yra svarbus. Tai mes to nepriemam personaliai, tai yra svarbu, tai yra dalis darbo, tai yra tokių failų, bet tokių, kad nežinau, vietoj mūsų parašytų ten konkurento pavadinimą ir išeitų postas arba video, arba dar kažkas tokių didelių nėra. Kad jau tokių, tragiška kažkokia situacija. Failis tai nėra, yra visokiausių, yra ir labai brangių samdytų, ir yra bandyta visokiausių atvejų, yra dirbta su ten daugam, pavyzdžiui, galbūt žinomais influenceriais, po to ten baigta dirbti su jais. Bet žinai, kai dirbi su Amerika, tai turi galvoti, ar čia demokratus ar respublikonus samdyti, tada ką daryti, ne? Mes politiką bandom kažkaip tai bet nelabai įmanoma, turiu omeny, kažkaip. Pas mus, mes, kai pradedam dirbti, mes turim guidelinesus ir tokį kaip briefą, mes tai vadiname, kurį pateikėme jiems. Jis toks vizualus, pavyzdžiais, do's and don'ts, taip toliau ir panašiai, ko mes norime, ko mes nenorime, kokios temas ir taip toliau. Tai politikos tema yra ta, kuri mums yra netinkama ir jeigu kanalas, pavyzdžiui, yra
labai politiškas, tai yra tokius, kuriais mes esam, yra tokių pavyzdžių, kurie esam nutraukę, pavyzdžiui, bendradarbiavimą. Tai galiu perėti tokią vieną dalį, kaip mes tai dar papildomai galim pamonitorinti, nes pradžiai gal tu nežinai, viskas saugiau, po to, pavyzdžiui, išleidžia video kažkokį labai politišką, nežinau, tiesiog jis tai padarė, ir tu gali to nepastebėti, nes yra dideli kiekiai kontentą. Tai mes esam susibildinę, čia džiaugiuosi, kad su kitom mūsų komandomis, su pagalba, bet AI toolsą tokį, kuris mūsų CRM, mes naudojam Monday CRM, nors įmonė Sales'ų mūsų komanda biškelį kitą naudoja, bet mes ten turim irgi sinkus tarpusavį. Ir jame esam pasidarę tokią integraciją, kad kai tik tai atsiranda video išleistas ir jo linkas atsiranda CRM, tada tas video yra siunčiamas į backendą, ją išanalizuoti pagal tam tikrus parametrus ir išvesti tam tikrą skorą, netgi ne vieną. Tai mes gauname atgal, nereikia, tu galėjai tą video peržiūrėti, bet realiai tenai yra keletos minučių klausimas ir visi video, kurie išleisti pas mus yra peranalizuoti, kur rodo, kur buvo kokiose minutėse įsitėjus, kaip Omnisendas buvo paminėtas. Ar Omnisendas buvo paminėtas su tais keywordais, kokiais mes norėjome, ar buvo paminėti kokie nors, kurie yra restricted keywordai, kad mes nenorime, tarkim, vienokio arba kitokio pavadinimo. Pavyzdžiui, mums šiuo metu nėra tinkamas žodis cheap. Mums yra, pavyzdžiui, ten, nežinau, patogus, ten affordable, kažkoks, tai dar kažkas. Ir tada išanalizuoja ir atmeta atgal. Tai gauname tokius, listening toolsas, nežinau kažkaip pamanyti, kas sutaupo labai daug laiko iš tikrųjų, nes kontentų vienetus yra, kontentų kiekis yra pakankamai didelis. Ir viena iš temų yra controversial topics. Ar yra, ar nėra. Tai politikos topikai, arba ten tam tikrų keiksmažodžių kiekis. Ten kažkiek yra toleruojama, bet yra sukurta, kad kiek tada jau tas skoras padidėja. Kiek procentų leidžia. Ir tada uždeda labelą, pavyzdžiui, prie to, kurie uždeda labelą, kad attention needed. Ir tada tas manageris, kai pasikeičia tas labelas, gauna automationą, kad su tuo kažkas tai vyksta, atkreip dėmesį. Tai žodžiu, neužtenka nusamdyti influencerį, reikia dar jį monitorinti nuolatos. Jo, ne nuolatos, bet reikia palaikyti pulsą, tiek kontento palaikyti pulsą, tiek pačio relationship. Kad jis neužgestų, iš tikrųjų, kad mes būtume irgi jam kaip partneris top of the mind, kai kažkada ateis konkurentas ir norės sakyti, kad dabar gal šį pusmetį padirbam su manim. Kad labai faina ten hebra yra, labai aš norėčiau, žinokit, tęsti su Omnisendu. Ir kaip tada sprendžiate tos visus reputacinius arba skandalus įvykusius, jeigu pastebit kažkokį iššūkį, žinai, ar ten politinį, arba pagal kitus guidelinus, žinai, ar atsiribojat tik tais nuo to taško, ar jau iki tos vietos, kad net ir reikia ankstesnius galbūt kažkokius turinio vietos. Tiek dar nebuvom prisileidę, kad būtų tokia situacija. Aš sakiau, kad ten su pora esame nutraukę, tai nebuvo perėję kažkokia labai sudėtinga, bet mes matėm, kad atsiranda po truputėlį ten temos nebesusijusios su marketingu, atsiranda šiaip ten susijusios ir kai kada, pavyzdžiui, jeigu į lifestyle jau pradeda peridinėti, mums reikia vis tiek to kontento, koks mums yra tinkamas dabar pagal mūsų kryptį. Tai vis tiek yra susijęs su bizniu, tada einam žemiau į e-commerce ir tada einam žemiau į email marketing. Tai jeigu matom, kad jau kažkur driftinas į šalį, tai tada irgi mums netinkamas. Bet tokių labai didelių neturėjom, tokių kažkokių, tai viskas dar prieš akį. Viskas dar prieš akį. Galbūt irgi galim paliesti šitą kampą, kaip visas influencerių marketingas arba UGC turinio kūrėjų kuriamas turinys įsijungia į bendrą jūsų Omnisend marketingo planą ir kaip persipina per kitus kanalus, kaip galbūt skeilinamas tas organinis turinys, paid adsų, email marketingė, SEO, PR, kaip išnaudojat? Gerai, tuoj pabandysiu sudėlioti. Tai negana to, kad influenceriai išleidžia kontentą pas save, ką mes dar galime išspausti, gražiai čia pasakant. Tai kadangi jų kontentas yra žiūrimas, gal mes tai galim pabandyti paversti į adsus. Tai vienas yra dalykas, ir dabar šiuo metu vyksta tokia iniciatyva, beje, turėtų sausio gale pasileisti. Adsai, kurie yra miksas iš influencerių kurto kontento, kurie bus targetinami ant influencerių YouTube kanalų ir ne tik
tų, kuriuos mes žiūrime, čia jau strategiją atskleidinėjau, bet ir ne tik tų, su kuriais mes dirbame šiuo metu, bet ir tai, su kuriais mes nedirbame, gal konkurentai dirba. Tai kitaip tariant, pats kontento tipažas, jis nebus toks kaip ecinis, jis bus iškarpos iš jų, bet ir auditorijai bus skirta būtent tai. Nu, tai čia, pavyzdžiui, bendras projektas su mūsų ECU komanda, mes taip trumpai sakom PPC, bet ne ten plačiau, ne tik tai PPC yra, čia toks trumpas. Ir tada su YouTube komanda tada turime dirbti, ne, nes mes turim video editorių, kurie, reiškia, sueditins, sužiūrės, suras geriausias vietas ir padarys geriausiai įmanomą ECA. Tai čia yra vienas variantas. Antras yra, kad mes galime dar papildomai su tam tikrais influenceriais, kuriais mes dirbame, boostinti tos jų jau kanaluose esančius video, mes prisijungiam prie ar tai yra... Jau paties influencerio žinomumą dar didinti, dar ir labiau, tai jam irgi vertė. Nu, jie tada turi turėti accessą duoti prie YouTube kanalo, bet ten yra visos galimybės Google tai pasidaryti, beje, tą patį galime ir Instagram'e daryti ir TikTok'e. Bet čia Omnisendas duoda marketingo biudžetą influenceriam, ne? Taip. Nu ir tada mes ten sprendžiam, ar iš influencerių komandos būtų dar papildomas ECU spendus, ar čia iš PPC komandos, tai turime, žinai, susitarimą, bet randame visą. Tai čia yra dar vienas, ne, variantas. Tai organinis turinys, tada mes perpanaudojam jų turinį jau savais keliais, tada jų kontentą boostiname. Ir mes daugiau, pavyzdžiui, juos irgi bandome pagalvoti, o ką dar? Nu tai jie, kadangi influenceriai, gal jie gali mums duoti tipsus, kaip mes galim tobulinti savo produktą. Vat jie turi, kai kurie iš jų yra agentūros, kurie permigravo iš mūsų konkurento, pas mus, ar ne? Ko dar trūksta, žinai, tokį honest feedback, ir mes tokio vat, irgi prašome. Ir beje, kai kurie feature'ai, kurie jų yra paminėti arba labai svarbiom influencerių, jie dabar yra pipeline, kad būtų kai kas yra jau nuo Q1 padaryta, kai kas yra nuo Q2. Tai vat, mes juos irgi klausome ir, nu jo, čia gal atrodo valid šitas visas, va, pavyzdžiui, feedbackas produktui. Tai netgi į kitą pusę perina. Tada kokią dalį sudaro tas affiliate marketingas ir, žinai, jeigu jį skirstom dar į PPC ir content, tai, kaip suprantu, šiek tiek mažesnė, ne? Tai čia mes pradėjom iš karto apie influencerių dalį šnekėti, tai labai svarbu paminėti, kad mano komanda yra atsakinga ir už influencerių marketingą, ir už affiliate marketingą. Mes jas atskiriam. Tai viduje, sakykime, yra tokios dvi komandos. Influencerių ir affiliate, jos kaip du tokie rutuliukai tam tikroje vietoje susijungia. Tai gal čia biškelį papasakosiu ir vesti tokio aiškumo. Tai 99%, sakykime taip, influencerių turi affiliatinius linkus, bet mum jie yra svarbus dėl influencio, kurie turim ir kurios targetus esam skrieję. Tai gal brand awareness-o, gal kažkokių tokių, bet, sakykime, tai yra labiau dalis. Tai čia yra tas intersectionas, kur susijungia, nes naudojam tą pačią sistemą, impact.com, kaip mūsų apskritai techninį sprendimą trekinti konversijas, atsiskaitimą su jais ir taip toliau. Ir tada kita dalis turime jau pure affiliate komandą, kur impactas yra pagrindinis toolsas, kurie naudoja ir bendravimas su affiliatais. Tenai jau visas darbas yra visiškai pure positive ROI. ROAS ten yra visiškai pozityv ir tai yra base. Tai tokios yra dvi komandos, kurios yra, sakykime, yra, su kuriomis aš dirbu ir jos turi netgi tokius skirtingus tikslus. Tai pavyzdžiui, ir mes taip netgi takoskyrą darome. Šiuo metu ten turime influencerių aktyvių, aš kaip tik vakar pasižiūrėjau, galvoju, gal čia bus įdomu, turime 180 aktyvių kontraktų šiuo metu. Yra su kuriais jau pasibaigė, bet šiuo metu aktyvių 180. O affiliate'ų tų tikrųjų, toj pasakysiu, kas yra affiliate, nors pas jūs buvo labai gerai pristatyta, ten kažkurioje serijoje buvo, mačiau, apsilankiusi mergina, neatsimenu vardą, apie affiliate'ų šnekėjo, taip, tai ten puikiai pristatė. O affiliate'ų pas mus yra virš 1000. Tai ir čia darom tokią kaip ir takoskyrą. Tai influenceriai turi affiliate linkus, bet mes jos nevadinam affiliate'ais, o yra tie tikrieji hardcore affiliate'ai. Tai yra viskai review saitai, blogai, yra networkai, PPC networkai, kurie nekompitina su mumis, ant brand keywordo nebidina ir ten dar kai kurių sąlygų.
Ir individual contributoriai, kurie tiesiog sugeba atvesti mums klientų, bet jie neturi jokio social media presence ir jie nėra influenceriai. Ir va ta dalis, ta komanda dirba grinai su šitais ir tada ten juos skeilina, didina, nuolatos naujus onboardina, ieško ir panašiai ir taip toliau. Ir kaip tik jie išskrenda šeštadienį į Las Vegasą, nes ten bus didelė afiliatų konferencija. Ir rezultatų prasme turbūt vien skaičiai nepasako, kad ten yra daug daugiau tų afiliatų, tai turbūt daug daugiau ir pardavimo, nes tada influenceriai jie labiau su žinomumu ir ilgalaikiais rezultatais, kad brandas būtų top of the mind, bet kad būtų to kraujo ir pinigų čia ir dabar, tai vis tiek turi dirbti su afiliatais. Čia gerai, tai bet toks sužymėjimas. Ir tada mes influencerių tą darė, influenciją matome per produktą, per reviewsus, per direkto didėjimą, per apskritai, ką su customers interview, kai daro žmonės, nes pas mus viena iš iniciatyvų, labai svarbi iniciatyva, dabar visi iš principo įmonės darbuotojai, taip sakyt, privalo šokti į kolus su mūsų klientais, dalyvauti arba vieni, arba su customer success manageriais, arba su supportu, kad suprasti, kuo gyvena mūsų klientai. Tai tiek aš, tiek visi, ta prasme. Ir šitą iniciatyvą stipriai buvo pušinta ketvirtį ir jinai tikrai didės, kad mes būtume fully customer centric pagal mūsų vertybės. Tai va tenai, pavyzdžiui, pasimato ta influencerių dalis. Ir man dažnai būna, tikrai dažnai parašo iš produkto žmonės, netgi kažkai developeriai, Rokai, žinok, sakė šitą vardą, ar jūs dirbat iš to influencerių? Tada aš greitai komandą arba CRM pasirinkau, tai gaunam netgi tai, ne tik tai per apklausas, bet iš tų tiesioginių interviu, kurios padaro mūsų kolegos iš produkto arba iš kitų visiškai komandų. O affiliatų dalis, jinai labai yra į performance orientuota, ten jau tokia jau tikrai. Į tai iškart žiūrim dealsus, kaip kam sekasi, su kuo yra revenue share'as, nes dirbame dažniausiai revenue share'o principu su tais tikraisiais affiliatais, nors ten yra kitų modelių, yra ir CPA'us, ir CPL'as, bet... O skirstot juos kažkaip, kad tie, kurie kūrė turinį ir tie, kurie tik tai srautą veda, ar tas paid affiliatai labiau yra čia iš tų visų gamblingo ir kazinos ryties, žinai? Yra pas mus nedidelė dalis tų paid affiliatų. Didžioji dalis tų, kurie iš tikro atveda tinkamą kokybišką srautą, jie patys turi vertę kažkokią. Tai arba turi savo blogą, arba turi savo review saitą. Tie tokie visiškai PPC, nėra jų daug pas mus. Tol, kol jie neviolaitina mūsų susitarimų, nebidina, kur nereikia, viskas ok, bet... O dėl to viso AI turinio generavimo ir visų Google update'ų neįvyko toks affiliate'ų biški rezultatų mažėjimo trendas? Žinok, nematom visiškai, yra tik tai augimas affiliate'ų. Nežinau, gal pavyko gal jiem pavyko gerai LLM-ose susirenkinti, ar nežinau, bet tikrai šito nematoma, gal ir gerai atsirinkome, iš tikrųjų daug skirime dėmesio, ne tik tai influencerių komandai, bet ir affiliate'ų, labai daug dėmesio skirime šiais metais, kad stipriai optimizuotume, persižiūrėtume mums žalingus dealsus ir tuos, kurios vertę kuria ir mum ir tiem partneriam. Ir daug buvo dirbta. Tikrai atsisto. Kaip monetizuojama ir visas tas trekinimas darbuojantis su influenceriais ir to pačiu affiliate, be nuolaidos kodukų? Kaip monetizuojama? Jo. Tai trekkingui, kaip ir sakiau, naudojame, jeigu tam jau tokia techniniam visiškai, tai impacto linkus. Influenceriai, visiems influenceriams iš tikrųjų pakuriam unikalius landing pages, kad jau būtų toks... Omnisendo. Jo. Omnisend.com/vardas to influencerio. Okay. Tai ten ir social proofą sudedam ir, tokių jau tikrai pagal aukščiausius, sakykime, standartus atsinaujinam irgi visai neseniai tos savo template'us ir vis galvojame, ką dar pridėti, kaip dar labiau mūsų CRO komanda vis žiūri, čia tas mygtukas gerai spaudžiasi, čia blogai, gal čia pakeliam ir panašiai. Tai viena yra dalis, ar ne? Kaip ir sakiau, mūsų influencerių pusė yra stipriai matuojama ir per kitas metrikas, ir per kitus kanalus, ten per direktą, per apklausas ir taip toliau. Affiliate'ų tai labai, labai techniškai žiūrima, bet kai kurie partneriai
didieji tokie arba mums labai svarbus, nu, kai kurios jos mes irgi trytinam kaip influencerius. Ir žiūrime, ką galima daugiau. Nu, tai jeigu jas turi, pažiūrėjau, review saitą, kuriame listinti, top email marketing tools, ne? O tai ką galima dar padaryti? O dabar pradedam daryti kartu webinarus. O kaip mums čia dabar kursą pasidaryti dar kartu on the top, ne? O kaip mums čia tapti pirmesniu, nes dabar pirmesnis yra ten X arba Y konkurentas. Ne? Ir mes žiūrime, kaip keliasi mūsų pozicijos. O kaip dabar darom exchange su mūsų ten kažkokiu tai blogų įrašų, mūsų ten geras darai arba dar kažkas ir dar su SEO komanda draugavime. Tai, nu, pavyzdys yra, kad ne tik tai influenceriai gauna dėmesio, bet tie affiliatai tikrai, kurie yra mums svarbus, skrisim į Barceloną susitikti realiai vienam vakarui, vakarieniai, po porą savaičių su tuo vienu iš influencerių, vienu iš affiliatų, atsiprašau, nes mums matom, kad mums reikia dar labiau bildinti tą ryšį. Ir mes ten nespausime, mes tiesiog norim dar papildomą duoti tokį bendravimą ir dėmesį ir aš skrendu ir mūsų įmonės netgi direktorius skrenda susitikti su vienu affiliate. CRM gal užsidega burbuliukas skirtingos spalvos nuo to, koks santykis su affiliate, ne? Dažnai pinigas parodo, jeigu taip jau labai jau bukai nuėjus, bet vertė, ką galima padaryti, nes kiek jie leidžiasi ir kiek nori bildinti relationshipą, nes tai jų irgi yra biznis realiai. Ir jeigu mes matome, kad mes didelę vertę jiems sukuriame, netgi piniginę didelę vertę, tai ką galima daugiau daryti, nes kuo daugiau jie atves, tuo daugiau jie uždirbs, nes mes šėrinamės revenue su jais. Tai iš to, ką čia pakalbėjom, tai atrodo, kad jau po poros metų jau Omnisendo marketingo biudžete influenceriai affiliatai sudarys 90%. Jis neatskleidė tikslaus skaičiaus, tiek spaudytų čia roką šiandien. Tiek, nežinau, negaliu. Iš tikrųjų buvo toks. Negaliu nei paneigti, nei patvirtinti. Prieš keletą metų Adidas buvo pateikę tokį teiginį, kad jų praktiškai vos ne visas marketingo biudžetas eina į influencerius. Žinok, žiūrint trendus, man tai netrodytų didelis kosmosas. Kaip skirtai, kaip viskas vyksta. Gazdinčia mane rokai, tai man dabar reikia keisti profesiją. Manau, kad ne, nes ir su meta atsais, ir su visko vyksta ten įdomių dalykų, ką galima nuveikti. Tai manau, kad ne. Kad viskas čia susiję. Gal tuomet šiek tiek dar apie pačius kanalus pakalbėkim, tai jau susirandame tos influencerius, ten jau turim tą kažkokią bazę. Man patiko tavo vienas teiginys galbūt irgi, kad YouTube'as yra numeris 1 kaip kanalas, kur influenceriai kuria turinį, bet galbūt galėtum dar kitais pjūviais pažiūrėti irgi paliesti, nežinau, tą patį TikToką, Facebooką, Instagramą, Snapchatas galbūt, nežinau, ir kaip tas koreliuoja su jūsų auditorijos pasiekimumu. Tai jeigu taip nuo viršaus pradedant, tai mūsų kas yra vartotojas, tas unikalus idealus klientas, tai yra business, reiškia, tikėtina, kad yra jau kažkiek, tai nors mes esame small and medium business, bet tai nėra visiškai ten pradžia, dropshipperis nėra toks idealus variantas, nors jų turime, bet jis nėra, nes jis ten, žinai, šiandien veikia šitie produktai, šitie kiti neveikia, pakeisi kitus, toks jau kažkoks jau toks vykstantis biznis, ar ne? Tai tada reikia galvoti, kur tokio tipo žmonės gali būti, kokiuose kanaluose, kur ieškoti influencer ir ką veikti. Tai pas mus ir diktuoja. Snapchatas nėra šiuo metu mūsų skaupė, iš tikrųjų galiu pasakyti. Tikrai yra YouTube'as, tikrai yra LinkedIn'as. Yra LinkedIn'as? Taip. Okay. LinkedIn'as yra, jis yra pas mus svarbesnis negu TikTokas. LinkedIn'as, biznio žmonės, susiję su tuo apskritai, biznio reikalai ten labiau, ten mažiau yra šiaip apie gyvenimą, apie lifestyle, labai mažiau yra, nors didėja ten viskas ten algoritmas keičiasi, tik tokėja, bet tai gal tai irgi sufleruoja, o YouTube'as dėl ko? Dėl Evergreen'o, jeigu taip jau bukai tariant, Evergreen'o, dėl Google'o, dėl atsiradimo search'e, Google'o reiškia Gemini, vien žodžiu, viskas tai turi tokią bendrą visą svorį. Instagramas, taip, tačiau tenai irgi kontentas greičiau miršta negu YouTube'ai. Aš apie YouTube shorts nešneku, šiaip apie long video, nes jeigu shorts, tai yra labai tapatu ir panašu, kas yra Instagram arba TikTok. Taip fundamentaliai tariant. Tai dėl to tai yra mums svarbi vieta.
Tai nežinau, gal ir atsakiau šitą klausimą, dėl ko YouTube'as. Tai mes jau su Pauliumi influenceriai čia ar neklausyk? Taip. Čia, žinai, kriterijus dar reikia atitikti. Ar reikia ten sekėjų Aš ilgai, skaičių kažkokį tai? ilgai negalvojęs, Rokas man- pasakė jo. taip. Aš manau, kad taip, tai kadangi mes turim, turbūt gale epizodo bus tas kodas pasižiūrėti, tai pasižiūrėsime, ar jūs čia influenceriai, ar jūs čia afiliatai labiau. į kurį tą burbuliuką. Iš tikrųjų, supratau jau prieš paklausdamas, nes jeigu tokie nebūtum, tai tu nebūtum atvažiavęs. Yra tiesos tame irgi. Nu, va, jau kažką gero išmokai šiandien save papromautinti. Taip, galite pasikeisti irgi taitlą LinkedIn ir /influencer. Influencer. Gal šiek tiek dar apie pačius briefus galėtum irgi pasidalinti ir kaip užtikrinti tą kokybę, kiek galbūt leidžiate laisvės turinio kūrėjam kurti, ar tiesiog viską nugaidinat, nulendinat, kad vat, briefas toks ir toks, tokio ir tokio ilgio turinys, tokio ir tokio formato, kiek į tai, žinai, įspraudžiate influencerius? Man atrodo, kad neįspraudžiam per daug, tik tiek, kiek reikia, kad nenuvažiuotų į lankas. Iš tikrųjų, esame advokatai tos dalies, kad jie ir yra influenceriai, reiškia, nes jų stilius, būdas arba gebėjimas, taip kaip jie darė, jiem pavyko, tai reiškia, jie užaugino savo auditoriją, tai šitoje vietoje mes nesakysim, kad video turi būti 16 minučių, 5 arba 20. Jeigu jis varo 40, tai tegul varo 40. Reiškia, jo auditorijai tai tinka. Jeigu jūs varo ten su prasta kamera, nu tegu varo su prasta kamera, reiškia, auditorija tinka. Šito prie kreatyvo dalies ne. Tiek nelendam, iš principo ne, mes pateikėm jiem tam tikrus assetus, kurie gali naudoti. Nu, pavyzdžiui, mes norėtume, kad jie naudotų vat, mūsų banerį, ne, kuris iššoka iš apačios, va dabar yra su šita nuolaida, vat, mano vardo kaip influencerio ir taip toliau. Nu, jie kai kurie ten savo pasidaro, bet, sakom, gal norėtų mūsų naudoti. Bet tai nereiškia, kad jeigu jis nenaudos mūsų, mes nedirbsim su juo. Ir jeigu jis sako, ne, žinok, man labai patinka su Times New Roman pasirašyti 30% nuolaidą tiesiog žodžiais ir aš taip darysiu, let it be. Arba tada tu nori ten su juo pyktis ir sakys, ne, nu tai nenori dirbti. Tai mes detalės tiek nelendam. Mums svarbu yra greitis, judėjimas ir adjustmentas, jeigu reikia. Bet ten iki perfekcionizmo nereikia. Ir tas perfekcionizmas pas mus net yra, tarp vertybių yra žymas išvizijas, kad nu, vat, jis yra pavojinga vieta, kuris gali į tokią paralizę kažkokią. Tai o jeigu tik plačiai kalbant apie influencerių marketingą, tai kokiem verslam ar produktam tai tinka, arba kokiem netinka, arba kitaip paklausiu. Jeigu, nu, pavyzdžiui, dabar atsidarytum savo verslą kažkokį, nežinau, ten turėtum produktą ar paslaugą, ar skaitinį, ar fizinį, čia ar Lietuvai, ar Europai, Amerikai, ar Azijai, tai ar iš karto pradėtum dirbti su influenceriais ar ne ir kaip tai darytum? Žinai? Man būtų, žinok, labai, aš turėčiau daugiau dalykų paklausti arba, pavyzdžiui, pats atsakyti savo, kad į šitą klausimą atsakyčiau. Tai man atrodo, kad didelis skirtumas yra ar tu B2B ar B2C dirbi. Man atrodo, kai esi B2B, čia yra mano tokia, tik tai toks, nu, įžvalga, jinai nebūtinai yra teisinga, kad jinai reikalaus ilgesnio laiko, nebent ten produktas labai greit užsidaro ir prasiduoda. Tai ar tu esi pasiruošęs investuoti ilgiau ir galbūt net ne tais pačiais principais, kaip dirbai, tebūnė su standartiniais atsais arba dar kažkas, kur ten ROI gali matyti tiesiogiai. Ne? Ar tu komfortiškai jautiesi, kad vat nežinioji būti, bet sugalvot po to, kai vat matuosi, ar per direct, ar vis dėlto matysis. Ar tu esi B2C, kur vat tavo yra spontaninis produktas, bet yra, nežinau, ta kempinėlė kažkokia, arba vat tas vat soft update'as, arba žiauri ten kietas kažkoks tai dalykas, arba softas, arba tenai kaip numesti svorį, nežinau, belė ką sakau, žinai, ten keto dieta, tai visiškai yra skirtingi dalykai. Ir ten jau darbas su influenceriais, va iš tų tokio tipo produktų, nu, važiuokit, Kilo Health'as, ne, turbūt vienas iš tokių pavyzdžių, ne, turbūt su digital skystais, tokio tipo produktais dirba, ne, nežinau, ar softų, bet kiek mes žinome, žinai, iš tos viešos informacijos. Tai tenai, nu, emocijos turbūt veikiam ir taip toliau. Ir čia pat gali pasižiūrėti, ir čia pat darbas su influenceriu gali įvertinti, ar, nu, tau yra pozityv ROI ar ne, ir dar gal yra kažkoks LTV, ar dar gali upsells daryti, ir koks tavo krepšelis yra. Ką toliau daryti? Tai gal dabar biški minusą varai, bet po to susirinksi listą ir jiem dar upsellinsi dar kitą programą. Tai yra platesnis dalykas. Aš atrodo, lendu į tokį mišką, bet man turbūt prasidėtų nuo to, koks yra produktas ir jis greitai einamas ir kiek tu ruošiesi išleisti,
vienas yra brand awareness, tikėtina, kad padeginti ir pažiūrėti, o kitas yra, kur gali tiesiog... Tai iš esmės, kad tu sakai, pavyzdžiui, jeigu tu esi B2C verslas, kuris gali greitai tą uždaryti pardavimą, tai jau, influenceriai turėtų mastą, ne, kanalas. Aš nežinau, ar must, bet aš bandyčiau, ko gero. Nežinau, gal yra kažkokių planybių. Aš daugiausia dabar patirties turiu tik su B2B. Ir mūsų B2B irgi yra įdomus, kitoks, ne visų. Mūsų yra subscription based. Kitaip tariant, mūsų klientas, kuris jau įsigijęs mūsų mokamą paslaugą, nes mes turim ir nemokamą dalį, jis moka kiekvieną dieną. Mes esam kaip Netflixas. Reiškia, kiekvieną mėnesį moka subscriptioną, kuris pagal tam tikrus tiersus po to auga ir taip toliau, tai yra tokia, rinkoje standartas ir mažiau. Tai dar yra kitaip, nes ne dabar nupirko už $30, bet jis gal bus 2 metus su mumis ir kas mėnesį pirks už 30, bet šiaip tai tikėtina, kad jo verslas lauks, tai kelsis jo kaina ir bus 30, 50, 80, gal po 500 jau po 1,5 metų mokės mums kas mėnesį. Ir tada atsisukti atgal. Tai kai kurios dabar rezultatus, kuriuos mes turime, ir netgi su tais influenceriais, mes turėtume atsisukti atgal po 2 metų ir pažiūrėti, o tai gal su juo čia viskas net ir ROI, ne tik brand awarenessas, bet jis ir ROI visiškai pozityv. Tai, kitaip yra dar, ne? O kaip tada, jeigu šitą pačią temą panagrinėti iš affiliate pusės, irgi per tą patį B2B, B2C, žinai, ar verta, ar neverta, ir kada mastą, o kada, žinai, geriau susilaikyti. B2C visokiausių yra variantų. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, jūs pardavinėjat nežinau, kažkokius tai vėrinius rūbus arba dar kažką, ne? Tai gal galima su jais barteriu dirbti. Ir tada žiūrėt, tai nebūtinai netgi tau reikia biudžeto, tavo, daiktas yra biudžetas, bet jis yra mažesnis negu mokėti pinigus, nes, sakykime, už savikainą atiduodi ir taip toliau siunti. Yra puikių pavyzdžių, kas dirba barteriu su fiziniais produktais, pavyzdžiui, ne? Tai, tai yra testuoti, žiūrėti, bandyti, bet kad taip visiškai pasakyti, kad aklai šokti šitą, tu gali ir labai susideginti. Ir mes kaip Omnisendas užaugom iki to, kad mes galime dirbti su influenceriais. Ir mes galime kažkiek turėti tos nežinios, bet po to mes ją įsivertinam. Šiuo metu mes turime tos ketvirtį nežinę, bet leidžiame ją žiūrėti ir po to pasižiūrime, kaip pavyko, gerai pavyko, reiškia, pasitvirtino tas prielaida. Kiekvienas kanalas reikalauja biudžeto, komandos, monitoringo. Taip, bet tie kanalai yra jau tokie fundamentiniai. Aš pats kažkada pradėjau nuo Google Ads, buvau turbūt 2 metus gal dirbau kaip Google Ads specialistas, 2010 metais dar Google Ads vadinasi, tik tai tada kažkada atsirado GDN'as. Tai turbūt, jeigu nieko yra nedaroma, aš turbūt nuo to pradėčiau. Ko gero. Nežinau, kaip dabar ten yra. Jūs šitoje vietoje esate labai specialistas. Tada tik searchas buvo iš tikrųjų. Tai kažkaip, tai žinai, po truputėlį, bet reikia atsakyti savo klausimus, ar tau, kiek tu turi to biudžeto ir ar tu gali su tą uncertainty dalyvauti. Jeigu B2B, tikėtina, kad jo yra bus daugiau. Bet kaip ir pats sakai, paminėjai turbūt tas barterinių mainų bendradarbiavimo principas galėtų būti vienas kaip iš leverage'ų, kad tą biudžeto dalį sutaupyti. Ko gero. Tai čia mano patirtis nėra labai didelė su fiziniais produktais. Tai aš tokį labiau iš tą, ką girdžiu, ką matau, kaip suvokiu ir panašiai. Tai tie, kas dirba su fiziniais. Ir lietuvių yra pilna. Kita problema atsiranda, kad tuo metu, kai influenceris išeina į eterį, tada pardavimai staigiai išaugsta, o tik tai baigėsi, žinai, ir viskas. Ir taip, jie yra momentiniai ir taip toliau. Pas mus kitoks yra. Bet užtat yra greitis tada, negali kažką pasimatuoti. Taip. Tu matei, va čia, žinai, pavyksta, nepavyksta, greitai išjungiam, žinai, tą pačią. Realiai po poros valandų, žinai, jeigu ten laivas, pavyzdžiui, buvo arba dar kažkas. Kitas, ko gero aš bandyčiau, jeigu mano rinka būtų Amerika ir su fiziniais produktais, tikrai su TikTok shopu, su live shoppingu, su visu šitu jau ateinančių hypų, nežinau, ar Lietuva kada greit ateis tai, nes dar platformos nėra atrakinusios Lietuvos, pavyzdžiui, TikTok shopą, ne? Bet ten labai įdomus dalykai vyksta, arba live shoppingas. Įdomu, kaip Omnisendą pardavinėtum live shoppingą. Sunkiai, galiu pasakyti, manau, kad sunkiai, bet čia, žinai, nenoriu priešninkėti priekį, nes tai nėra spontaninis. Noras nusipirkti dabar, žinok. Čia biznio mail marketingo programa, pirkit dabar va šią akimirką ir panašiai. Batus lengviau parduoti. Tai ko dabar reikėtų, tarkim,
nežinau, B2B verslui, kuris dar neturi influencerio ir affiliate'o kanalo atsidaręs, tai ko va tada reikėtų, kokie tie būtų pirmi žingsniai, kad tai pradėtų daryti? Gal lengviausias būtų variantas referalo programa iš tikrųjų iš esančių klientų, kur tu nelabai ką lūzinti gali, bet jiem pasiūlyti, sakykime, affiliatinį arba kažkokį tai dealą arba refer a friend, get this kind of discount arba dar kažkas, tiem, kurie jau yra tavo partneriai, klientai. Tai šitas ko gero būtų toks lengvas, sąlyginai variantas, nereikalaujantis didelių investicijų ir pasižiūrėti, nes tikėtinai, kad jeigu tu B2B esi, tai galbūt tie žmonės tarpsta irgi tokioj sferoje ir kodėlgi tavęs nepareklamuotų už kažkokį tai sėkmės fee. Tai čia būtų toks kaip ir sort of... Tokia gera pradžia, ne? Ir paskui pradžia. Ir gali pasižiūrėti, šitas eina, šitiem įdomu, gal dar kažkas, tada su tais, kurie dar nėra klientai, nes klientai jau yra apšildyti, jie gal irgi tarpsta šitoj grupėje tokio tipo žmonių ir taip toliau. Rokai, patys irgi nemažai darbuojatės su AI įrankiais, skrepinimo visokius toolsus, bildinat, reportinimo ir outreachinimo. Galbūt gali paliesti šitą kampą UGC turinio kūrėjų, nes dabar ant tos bangos irgi esam, kur vis daugiau ir daugiau tų įrankių išeina, kur galėjau savo avatarus kažkokius UGC turinio sukurti. Pats irgi LinkedIn mačiau nemažai, irgi esi žaidęs ten su AI vizualų kūrėjais. Ar išnaudojat šitą segmentą, galbūt testuojatės? Jeigu atsakant, kad UGC kontentas su AI kurtas, tai šiai akimirkai ne. Mes esame testavęsi, bet šiai akimirkai tai nėra kažkoks tai mums prioritetas. Nes jau minėjau, kad UGC kontentas mums po testų dabar nėra kažkoks tai ypatingai svarbus arkliukas. Mums žmonės, kurie turi, reiškia, tą influencą, tai reiškia, jis turi turėti savo auditoriją, mums yra svarbesnė šiuo metu, šiai akimirkai. Tai aš taip, žinai, labai giliai negaliu daivinti. Aš matau, aš stebiu, žiūrim ir komandai žiūrim, ką kiti daro. Ir taip toliau, pavyzdžiui, paskutiniai tai mūsų testai su UGC kuriais buvo per TikToko platformą, per TikToko One, kur tu dedi briefą, jie tau submitina tam tikrus kontentų vienetus, taip toliau. Nemažai jų dalis buvo jau su AI sugeneruota ir prigavinta, tada tu pasirenki, su kuriais toliau dirbsi, kurios ten video sponsorins, nesponsorins realiai, kaip į atsus leisti, taip toliau. Tai yra visa ta sistema sukurta. Tai mums labiau iš tikrųjų su tais, kurie jau turi prezencą. Ir mums, pavyzdžiui, netgi svarbus yra tie influenceriai, kurie turi savo brandus, kurie jau po to net ir useriais taps realiai. Ne šiaip padarė gerą reviewsą apie Omnisendą. Jis iš tikrųjų jį naudoja po to. Tai yra ir tam tikro gudresnio plano dalis. Nes žinant, kad užtrunka laiko ateiti pas mus, nes turi sprendimą priimti, tai užtruks laiko ir išeiti. Bet jeigu mes gerai dirbsim, gal ir išeiti niekada nenorės. Tai prieš judant į pabaigą dar norėčiau pakviesti visų elektroninių parduotuvių savininkus, kuriems įdomus eksportas, galbūt nori plėsti savo pardavimus į užsienio rinkas, sudalyvauti vasario 5 dieną planuojamam Succeed Abroad 2026 metų renginyje, ir kur išgirsite tokių pranešėjų kaip iš Knygos LT, Eneba ar to pačio Destronic pranešimus, patirtį bei išmoktas pamokas einant į eksporto rinkas. Bilietus galite įsigyti makeslocal.com svetainėje, events skiltyje polapyje, o dėl asmeninės nuolaidos koduko galim susirašyti per LinkedIn. Blitz klausimynų rubrika. Tai šitos klausimus kaip ir nežinojai, bet jau teks atsakyti trumpai aiškiai paruošti keli klausimėliai, tai per daug galbūt negalvok. Tai startuojam tada su pirmoju. Kas geriau? Vienas nuomonės formuotojas su 100 000 sekėjų Instagrame ar 5 po 20 000 sekėjų? Kodėl? Sakei negalvot. Kodėl jau čia negalvoju? Tai teisybė, reiškia. Aš esu labiau šalingas 3-8 negu 1 iš tenėto 10. Ok. Geras atsakymas. Retorinė situacija, tai Simonas iš tikrųjų šiek tiek ją jau ir kaip ir palietė. Tai įsivaizduok, kad turi elektroninę parduotuvę, kuri generuoja 50 000 eurų apyvartą per mėnesį, turi 10 000 eurų biudžetą marketingui, kurį vieną marketingo kanalą rinktumės ir kodėl?
50 ar 50? Nuo 5 iki 10 tūkstančių per mėnesį apyvartą ir 10 tūkstančių marketingui biudžetą, bet galiu pasirinkti tik tais vieną marketingo kanalą čia ir kodėl. Oi. Kas per produktas, labai svarbu, koks krepšelis, ar jis gali būti spontaniškai perkamas ar ne. Bet jeigu krepšelis yra sąlyginai mažas ir žmogus gali greitai priimti sprendimą, pirkti, aš ir bandyčiau influencer marketingą. Nežinau, kuri platforma, kokia šalis. Jeigu tai yra Amerika, tai TikTok shopų bandyčiau. Jeigu Lietuva, tai nežinau, Instagramas turbūt labiausiai eitų. Nežinau, kokia auditorija moteriai, bet šiandien, žinai, jau plečiuosi detalės. Bet apsvarstyčiau šitą variantą, bet mane apspręstų keletą dalykų. Taip vienareikšmiško ne. Turbūt, kad ne. Nes jeigu tu pardavinėjai mašinas arba, nežinau, motociklus už 5,000 arba už 2,000, nežinau. Tai iš esmės reiktumės turbūt iš PPC ir influencerių. Jo, iš tikrųjų taip. Ok. Ir paskutinis klausimas, tai kadangi pats irgi esi komandų vadovas, turbūt ir hiringo procese nemažai esi involved, pritraukinėjant žmonės, tai čia toks retorinis irgi galbūt klausimas. Geriau į komandą pasirinktum lojalų žmogų, bet be patirties, ar su agresyvia kompetencija, bet sunkiu charakteriu? Iš karto pirmas. Okay. Net jau išgirdęs atsakymą, nes bus prieš, tik tai šitas. Mums kultūriškai daug svarbiau yra žmogus, koks yra kultūriškai, kompetencija tikrai galima įgyti. Tai jeigu jis kultūriškai atitiks, tai atitiks ir tos dalykus, kurios pas mus yra greitis, transparency, nebijojimas failinti, teamwork, o ne mes esame šeima, mes esame komanda. Tai reiškia, tinka kultūriškai, tai ir ta techninė dalį visada. Tai mums šitą daug svarbesnė. Visas Omnisendo vertybės by heart atsikėlus naktį mokė mintinai, ne? Ne visas, bet kai kurias tikrai atsimenu ir kai kurias aš cituoju. Bet mes jomis ir naudojamės, kas svarbiausia yra. Okay. Ir tai viskas cool. Dar turėsi kažką pridėti, Simonai? Taigi dar kartą dėkojame mūsų rėmėjui ir svečiui. Ir Omnisend naudoja daugiau nei 150 000 brandų visame pasaulyje. Tai, manau, tikrai vertingas produktas e-commerce segmentui. Ir turime žinutę būsimiems Omnisend darbuotojams. Tai jeigu svarstate apie karjeros pokyčius, tai pacituosiu Roko žodžius, kad sveikas požiūris į darbą, daug pasitikėjimo, skaidrumo, jokio mikromanagemento, jei turi idėją, imi ir darai ir matai realų savo darbo rezultatą pasauliniu mastu. Ačiū. Ačiū, Rokai, kad skiriai laiko šiandien. Ačiū Jums, man patiko. Smagu, tai dar tikriausiai ir antrą dalį padarysim, nes apie afiliatą mažai kažkaip šiandien padengėm. Kartočiau. Tai gerai, deal. Ačiū, iki sekančio, mėlyje. Ačiū, kad iki galo išklausėjai dar vieną jau tie marketingistai epizodą. Viliuosi, jog pavyko išmokti kažką naujo ir su nekantrumu laukite išbandyti ir pritaikyti savo versle. O dar visai prieš pabėgant, kviečiu prenumeruoti mūsų kanalą, spausti patinka ir aktyviai dalintis savo mintimis komentarų skiltyje, bei taip prisidėti prie didžiausios marketingistų bendruomenės kūrimo Lietuvoje.